Dar praėjusiais metais Lietuvoje oficialiai buvo fiksuotas 41 pogimdyminės depresijos atvejis, tačiau specialistai tikina, kad realybėje šie skaičiai yra gerokai didesni. Kodėl taip yra ir kaip padėti pogimdyminę depresiją sergančioms moterims, kalbuosi su psichologe Raimonda Ramanauskienė. Sveiki, gerbiama Raimonda. Labadiena. Nors šiandieną didesnį dėmesį skirsime būtent pogimdyminiai depresijai, dar pirmiausia noriu paklausti jūsų apie moterų psichologinę sveikatą nėštumo metu. Sakykite, ar čia kažkokių kyla iššūkių tuo metu, kai moteris dar laukiasi? Taip, tai iš tikrųjų labai norėtųsi pasidžiaugti, kad šita tema vis labiau kalbama ir dalinamasi, ar ne? Bet būtent nėštumo metu, kaip moteris jaučiasi, ar ne, kaip jos visa emocinė būsena, kaip jos fizinė būsena yra, tai labai dažnai turi tikrai tam tikrų įtakos veiksnių, ar ne, ir pasireikšti pogimdyminės depresijos epizodui, ar galbūt sunkesniai emociniai būsenai, nebūtinai jinai turi nueiti iki pogimdyminės depresijos sutrikimo, ar ne, tai tikrai tai yra didžiulė svarba rūpintis savimi, netgi, sakyčiau, besiruošiant nėštumui. Pirmiausia, labai svarbu pasiruošti ir suprasti, kokie iššūkiai laukia, kokie galimi, galbūt ar ne, sunkumai apsitarti, nes tai iš tikrųjų nėra vienos moters uždavinys. Tas irgi turbūt svarbu šeimoje surasti, ar ne, koks tas mūsų planas ir kam mes ruošiamės. Tai truputėlį nuramina, įgalina ir suteikia tokios stiprybės ir vidinės ramybės, kas yra labai svarbu, jausti saugumą ar ne, netgi kasdieniniais šeimos kūrimo klausimais. Bet ne tik įtariu, bet ir tyrimai tą sako, kad ne visiems, ko gero, pavyksta pasiruošti ir pasitaiko to pogimdyminės depresijos atveju. Oficialiai fiksuojama vienoks skaičius, specialistai sako, kad skaičius realybėje vis tik yra gerokai didesnis. Sakykite, kodėl šie duomenys prasilenkia, ar moteris nesikreipia pagalbos, ar renkasi vienos tą visą sunkų etapą praeiti? Taip, jeigu šiaip žiūrint statistiką Lietuvoje, tai skaičiai tikrai labai juokingi. Kaip jūs ir minėjote, apie 41 atvejais ar ne, tai iš tikrųjų tikrai skaičiai turbūt yra tikrai kitokie. Jeigu Europos Sąjungoje imant ar ne, tai yra 1 iš 4-5 moterų. Tai reiškia 15-20%. Tai yra tikrai daug ženkliai didesni skaičiai. Tai kodėl moteris nesikreipia? Tai turbūt dėl įvairiausių priežasčių. Nuo mūsų auklėjimo sistemos, ar ne, nuo mūsų galbūt bendrai santykių visos būsenos, ar ne, galbūt tai yra truputėlį toks pažeidžiamumo momentas, kad atrodo, kad viena pati turi susitvarkyti, nes apsisprendžiau būti mama, ar ne, tai toksai truputėlį netinkamas įsitikinimas apie motinystę, tas turbūt ir duoda tą tokį tikrai nemažą uždavinį su viskuo tvarkytis pačiai, nes moteris nešiodama kūdikį jau jaučiasi viena pati, laikanti didžiąją dalį, ar ne, tos naštos. Ir tą, kaip sakyti, mūsų aplinka ar pastiprina, ar kaip tik padeda ir sušvelnina viską. Tai va čia turbūt ir yra patys tokie didieji mūsų pastebėjimai, kad ar moteris paliekama yra viena spręsti kaip pasakyti, įvykusius tokius ar nesunkumus, ar yra šeimoje sąmoningi žmonės, ar ne, ar mes pastebim, kaip mūsų žmogus, ar ne, jaučiasi, kaip yra kokie sunkumai, ar jinai dalinasi, kokia jos asmeninė patirtis, ar ne, kaip jinai augo. Tai turbūt daug dalykų susiveda, kodėl mes elgiamės. Tai yra labai daug tokių sudedamųjų dalių ir tai yra vėlgi toks, sakyčiau, gal pastebimas dalykas šiuo metu ypatingai. Ir ne, socialinė erdvė yra pilna nuostabių dalykų, kaip rožėm ir pūkeliais motinystė nuklota, ar ne, minkštai žaisleliais ir viso kuo, ir kaip yra smagu auginti. Tai yra labai, jeigu tu jautiesi kitaip, tai turbūt tai su tavim kažkas negerai. Tai tas iškreipia iš tikrųjų vaizdą ir moteris bando su savim pati viena tvarkytis ir kažkaip savo padėti, bet ne visada gali pati savo padėti. Tai turbūt tie skaičiai ir dėl to ir išsikreipia. O Raimonda, kaip jūs apibūdintumėte, kas iš tiesų yra pogimdyminė depresija, o kada moteris tiesiog jaučiasi prasčiau, galbūt dėl pasikeitusios rutinos, dėl bemiegių naktų? Kaip atskirti, kada tai yra pogimdyminė depresija?
labai kažkaip nesinori vien tik tai tuo apibrėžimu kalbėti, ar ne, nes tai yra tiesiog būtų neteisinga gal. Nes norisi daugiau kaip yra iš tikrųjų kalbėtis ir kaip, kuo dalinasi, ar ne, tarkim, mano klientės arba aplinkoje susidurėm, ar ne, su žmonėm, kurie susiduria su to. Tai labai svarbu atskirti tokį dalyką, kad motinystėj iššūkiai yra normalu. Tik jeigu tie iššūkiai jau kenkia mūsų savijautai, tai reiškia, kad jeigu aš jaučiuosi per ilgai jau, ar ne, prislėgta nuotaika, yra kažkoks toks verkšlenimas, kaip galim taip išsakyti, toks nuolatinis graudulys, ar ne, jautrumas padidėjęs, yra kažkokios atsirandančios galbūt baimės, ar ne, kad aš negebėsiu pasirūpinti vaiku, yra užsitęsusi tokia liūdna emocinė būsena, kuri nepraeina, kur yra, tarkim, gali netgi nueiti iki sudėtingo, tarkim, galiu miegoti, bet jau nebeišeina. Ar ne? Tai daug dalykų susiveda. Tai jeigu jau tai kenkia mūsų kasdienybei, aš sakyčiau, kad tai yra problema. Kad iššūkiai yra ir mes gebam su juo susitvarkyti. Tada mes matom, kad mes su jais tvarkomės ir visą tai sprendžiam. Bet jeigu tie iššūkiai, kurie kyla, jau mums iš tikrųjų neteikia nei džiaugsmo, nei kažkokio malonumo, nei mes galim gauti kažkokios pagalbos, tai jau yra tikrai svarbus, jau sakyčiau, raudona vėliavėlė, kur jau yra svarbu daryti žingsnius, negalvoti apie tai, kas vyksta, o jau daryti žingsnius ir iš tikrųjų keisti situaciją, spręsti situaciją, kad nenueiti į tą labai naikinančią ir destruktyvę būseną. Aš kaip tik apie tą naikinančią būseną ir noriu dar šiek tiek plačiau pakalbėti. Sakykit, kokių padarinių, pasiekmių gali turėti, kai ta, užsitęsusi slogi būsena nėra tvarkoma, reguliuojama ir turbūt, kai kalbame apie pasiekmes, kalbame turbūt ne tik apie moterį, bet ir apie vaiką, ar ne? Turbūt padariniai abiejomis kryptimis. Tai vienareikšmiškai, visa ta būsena, vis tiek mes su ta būsena rūpiname savo vaiku, ar ne, tiek esam bendrai santykyje su vyru, galbūt jeigu yra dar kiti vaikai, tai visa tai natūralu turbūt apima visą šeimos, ar ne, sistemą, gal taip galėčiau išsireikšti, ir tai yra būsena, kurią mes turim, visi išgyvenam. Galbūt kažkoks atsiskyrimas, galbūt kažkoksai pasidalinimas, ar ne, įvyksta, kur, mes turim priimti tam tikrus iššūkius ir kad tai, kaip pasakyti, vaikui dažnai, pasakysiu iš tokios labai filosofinės gal pusės, bet tai labai svarbu suprasti, kad vaikas, kai mama yra nelaiminga, verkšlenanti, ar ne, jinai negali pailsėti, jinai yra pikta, jinai suirzusi, jinai galbūt net ir pyksta galbūt, ar ne, kad reikia visą tai daryti, aš neturiu jėgų. Tai vaikelis žiūri, jisai mato mamos akimis savo pasaulį, ne, jam kuriama yra visą tai. Tai jisai skanuoja. Tai niekaip kitaip jam neina suprasti, jeigu tai paprastai kalbant, ar ne. Tai dėl to mes turim tikrai nemažą atsakomybę nešti, kad ką mes transliuojam. Kokią mes būseną vaikui rodom, koks tas pasaulis yra labiau saugus, labiau geras ir kažkoks patikimas, ar vis dėlto yra labai sunku jame būti. Tai čia yra ne vien moters ir vaiko santykis, čia ir yra vyro kartu rūpestis, ar ne, savo žmona, nes turbūt tas pokytis, kuris atsiranda, kad moteris dažniausiai vis tiek yra natūraliai, taip yra gamtoj sutverta, ar ne, kad jinai daugiau skiria dėmesio kūdikiui, bet kas tada atsitinka, tada vyras turi rūpintis moterim, kad jinai turėtų resursų pasirūpinti jų vaiku. Tokia turėtų būti ideali sistema, jeigu taip galėčiau išsireikšti, bet kaip viskas vyksta, ne viskas vyksta taip. Todėl ir turbūt kyla iššūkių, bet tai ne vien išoriniai iššūkiai, tai yra ir genetiniai iššūkiai, kurie gali įtakoti pogimdyvinės depresijos atsiradimą. Jeigu buvę yra atveju, ar ne, giminės, galbūt artimiausiai, ar iš tėvų, ar ten senelių, galbūt ar ne, tai yra dažnai turi įtakos tas. Ir mūsų gyvenimo būdas turi įtakos, ar ne, ir mūsų tas toksai užsidarimas vien motinystei irgi turi įtakos. Tai nėra vieno pagrindinio kažkokio veiksnio, kas įtakoja. Ir dar norėtųsi kažkaip paminėti tokį dalyką, kad svarbu atpažinti, kad kai tik gimsta vaikas, ar ne, ta tokia motinystės melancholija, arba kaip angliškai baby blues, tai jinai
tiesiog nutinka ir patiria ją, tai vos ne kas antra moteris. Tik tai tiek, kad jinai per keletą savaičių pasibaigia, nes hormonai susidėlioja į savo vietas, mes atgaunam kažkiek jėgas, atsipučiam ar ne, ir mumis pasirūpina labiau ir mes iš tos būsenos išeinam natūraliai. Bet jeigu tai užsitęsia ir matom, kad tai iš tikrųjų nebėra jau ten 2 savaitės ar mėnuo, jau jinai tęsiasi ilgiau ir vis mūsų būsena ir fizinė, ir emocinė blogėja, tai jau ir yra ženklas, kad tai yra galbūt pirmieji pogimdyvinės depresijos požymiai, kuriuos reikėtų pradėti spręsti.